Sveiki, mėlyjeji, čia būtent festivalis, diskusijų festivalis būtent, ir nors pati esu jau trečioje diskusijoje, dar tokio, kaip čia, mūšio, kad diskusijoje kažkas labai nesutiktų vieni su kitais, nebuvo. Aš galvoju, kad čia galim tai padaryti, nes turime labai, kaip čia pasakyti, kažkuria prasme labai skirtingus pašnekovus, bet visus žmonės, kurie su krizių komunikacija susiduria kasdien. Galiu drąsiai sakyti kasdien, nes parinkau žmonės diskusijai tokius, kurie sakytų, buvau krizėje, žinau, ką tai reiškia, norėčiau niekada daugiau su tuo nesusidurti, bet darbą dirbu tokį, kuriame tikriausiai ir toliau teks su tuo susidurti. Esu Laura Dabulytė, esu komunikacijos specialistė, kuriai rūpi, kad kai mes komunikuojam, visuomenė sakytų, viską supratau. Man viskas aišku, aš jais pasitikiu. Man patinka, aš noriu toliau eiti į tą darbą, aš noriu pasitikėti tą organizaciją, kurioje esu, ta, kuri, nežinau, kuriai mokesčius moku. Štai dėl to čia pakviečiau žmonės, kurie padės man atsakyti, kasgi vyksta krizių metu. Kieno žodis paskutinis. Esu, pasakysiu tą žodį, susikalus stipriai su teisininkais, nes dažniausiai situacija būna tokia, kad tu sakai savo nuomonę, kaip tau atrodytų, reikėtų reaguoti, teisininkai sako, ne, tik ne taip. Ir kasgi tas žmogus, kuris sako, o mes darysime štai taip. Tai apie viską turim šiandien valandą pakalbėti. Man labai gera, kad aplinkui mūsų auditorija yra komunikacijos žmonės, tuos, kuriems merkiu akį ir kuriuos pažįstu. Labai norėsiu, kad įsitrauktumėte į diskusiją. Gerai? Nes tie klausimai, kurių galbūt neužduosiu pašnekovams, jūsų klausimai bus labai svarbus. Darius Buta, šalia manęs pasisodinau ant baltosios kėdės, ant šviesiosios kėdės. Nes Darius yra, tiesą sakant, gal labiausiai aktualiausias krizės matom per jo perspektyvą. Ir daugelis iš jūsų galbūt net nežinot, ką jis veikia. Ir net nežinau, kiek Darius leis savo pasakyti, ką jis veikia. Bet tai yra žmogus, kurį mums žinoti labai reikia. Dariau, kas tau krizė yra? Kaip tu ją savo įsivardyji, jeigu taip sakyčiau, žinai, tai krizė tai ar ne krizė? Tai labą dieną. Darius Buta, Nacionalinis krizių valdymo centras. Atsakingas už komunikacijos koordinavimą ir kovą su dezinformacija. Ačiū Laurai už kvietimą, kolegom ponui Nerijui ir ponui Raimondai už bendrą diskusiją. Tai dabar galvoju atsakyti, kaip reikėtų biurokratiškai ar dramatiškai. Dramatiškai. Tai jeigu kalbėt biurokratiškai, tai mes Lietuvoje krizės ko gero neturim ir pastaruoju metu tikrai neturėjom, nes kas yra krizė? Yra ypatingi atvejai, gaisrai, potviniai, žmogaus sukelti kažkokie tai ypatingi atvejai, iš kurių virsta ekstremali situacija savivaldybės mastu, ką turbūt Nerijus yra išgyvenęs valstybės mastu, mes dabar turime galbūt 3 krizės, tai yra Gedimino kalnas lenkantis. Jo. Pirštais rodai. Prie to prieisim. Dar yra šalnos ir liūtis liktai, jo. Tai kas yra krizė? Krizė yra tada, kai tu negali turimom įprastom priemonėm suvaldyti ekstremalios situacijos, kaip šefas kitoj diskusijoje kalbėjo, kai yra verdantis katilas ir tu negali tiesiog jo savo įrankiais užgesinti. Tai yra krizė biurokratiniam lygyje, kalbant apie tą tokį labiau buitinį dalyką, tai mes žinom, kas yra krizė versle, matuojama pinigais, reputacija, pinigais ir taip toliau. Krizė politikoje, vėlgi tavo reputacija, neišrinkimas tavęs ir taip toliau. Svarbiausias dalykas, ko gero, kalbant apie komunikaciją mūsų, mes turime, kalbant apie komunikacijos koordinavimą valstybės mastu, specialią signalo grupę, kur yra 82 žmonės, ekspertai komunikacijos iš ministerijų, skirtingų institucijų. Ir ten diskutuojame ir priimame sprendimus, kaip reaguoti vieną ar kitą krizę komunikaciniam priemonėm. Yra vienas žmogus, aš tikrai jį gerbiu, aš neminėsiu, vienas iš aukščiausių Lietuvos vadovų patarėjas, kiekvieną kartą pasako, žiūrėkit,
nu ten kažkas įvyko, ne, praskrido dronas, kažkas nuskendo, kažkas pakilo, kažkas nusileido. Nesukelkim krizės patys komunikaciniam priemonėm. Kitaip tariant, komunikacinė krizė yra tuomet, kai mes ją sukeliam patys. Tai, nu, trumpai ko gero tiek. Gerai, ateisim dar prie to, tai ką tu ten veiki. Raimonda, truputėlį pabandė Darius pasakyti apie tai, kad verslui aiškiau, kas yra krizė. Raimonda yra daugybės valdybų vadovė įmonių. Dabar, man atrodo, net ir, tiesąkant, net nepaskaičiau, keliose organizacijose esi. Kaip pati, tą tokį struktūravimą krizės, kaip dėlioji savo viduje? Tai papildant, ką aš gyvenime veikiau, tai aš visą laiką buvau kviečiama prisijungti prie įmonės tada, kada joje yra bėdos. Arba yra nauji projektai, arba reikia iš kažko gelbėtis. Dėl to aš labai mėgstu komunikacijos žmonės, nes aš žinau, ką daryti. Man reikia žmonių, kurie pasakytų, kaip pasakyti. Tai šiandien dieną aš dirbu tik valdybose, aš executive jokių vaidmenų nebeatlieku, daug metų tą dariau. Savo pasirinkimu. Taip, mano dabar toks pasirinkimas. Ir Darius jau pasakė, taip, tai reputacija ir pinigai. Versle yra du dalykai ir verslo tęstinumas, ar ne? Nes gali būti tokių krizių, kur jeigu tu padarysi neteisingus sprendimus ją valdant, tai ir verslo tęstinumui gali būti tikrai didelė grėsmė. Tai pagrindiniai dalykai, kartais būna tik reputacinė ir finansinė, kartais viskas supuola į vieną vietą, tai niekad nežinai, kas bus. Atsimeni, Raimonda, kodėl tos įmonės tave pasikviesdavo? Ar yra kažkoks toks panašus motyvas, kodėl toms įmonėms staiga prireikia tokio žmogaus kaip tu? Todėl, kad reikia daryti sprendimus. Diskutuoti, kalbėti, strateguoti. Akcininkas per toli. Yra kitos vietos, jeigu tu sėdi nuostoliuose, jeigu tu iš tikrųjų praradinėjai ar rinkos dalį, ar atsitiko kažkas tai su reputacija, reikia daryti sprendimus, kartais reikia keisti pačią organizaciją, keisti žmonės. Yra daug dalykų, kiekviena situacija kitokia. Tarkim, konkurencijos byla vienokie reikalai, karas sugriūva, visos tiekimo grandinės yra kiti reikalai, ar nereikia uždaryti verslą, tarkim, Baltarusijoje dar visokie dalykai. Tai yra, tarp kitko, krizės tikrai būna visos skirtingos. Skirtingos? Absoliučiai. Čia labai įdomu, ar dar jūs sutinki, kad krizės skirtingos? Super. Neprieštarausi. Taip. Ir mes čia turime Alytaus miesto merą, jau turime, neveikia mikrofonas. Raimondos, jeigu gali imti mikrofoną. Nerijus Cesiulis, kuris, Nerijau, tave, tau krizė, kaip čia dabar pasakyti, norisi sakyti, kad net padėjo parodyti, kas tu esi. Parodyti tą tokį savo stuburą, parodyti, tai kiek tu aktyvus gali būti. Žinot, aš visą laiką sakydavau, kad žmogų gali išbandyti dviem dalykais - pinigais ir valdžia. Bet aš dabar galiu sakyti, tai dar ir ugnimi gali išbandyti. Tai žinot, kiekvienas žmogus, kiekvienoje krizinėje situacijoje yra kitoks. Kitokie sprendimai, kai reikia tau priimti čia ir dabar situaciją. Nes man krizė yra tai, ko tu planavai ir nesitikėjai. O, tarkim, politikoje žinome, ką tai reiškia. Aš nekalbu apie valstybinę politiką, aš kalbu apie miestą, kuriame visą laiką kažkas nutinka. Ir kai tau per 4 metus duoda 4 krizės, tai šitoj vietoje tu arba išeini iš jų ir savo, kad tu gerai tai darai, arba tu išeini. Ir šiandieną man dar nepasakė ačiū, dar sako, dirbti toliau rinkėjai, tai šitoj vietoje man krizė yra sugebėjimas suvaldyti. Antras dalykas, kai esu politikas, dar tu turi parduoti tą idėją, kaip tu valdėjai. Ir ne visą laiką žinai atsakymą. Matote, yra teisininkų mokyklų, yra žurnalistų, gali specialybė, bet mero mokyklų nėra tokių. Tiesiog bet kuris iš mūsų gali šiandieną būti meras, gali pagauti bangą, gali pagauti politinę bangą, gal dar kažkokie, galbūt alternatyvų nėra. Ir šitoje vietoje tu turi spręsti viską, nes bet tu žinai tik tiek, kiek žinai. Tai šitoje vietoje arba reikia tavo komandos stiprios, arba tiesiog prisimti atsakomybę ir pasakyti nebijau, bandau, bet nežinau, kaip tai kas gausis. O gali pasakyti tas 4, kurias įvardyji kaip tokias krizės? Tai pirmoji, tai turėjom dūmų ir garso, bet pirmiausiai dūmų, tai gaisras buvo didysis. Po to covidas, kur reikėjo uždaryti miestą, neišleisti, pilti kelius, perkasti kelius, kur net buvo kaukių, mes jį prisimenam, ir mūsų medikai nevažiuodavo net į namus po infarkto žmogus paimti, nes bijodavo, kas bus.
Po to buvo bėgantys per sieną žmonės per Baltarusiją. Bet tugi miesto. Jo, meras. ir nieks neėmė tų žmonių. Ir aš grįžtu iš Kroatijos tuo metu mašinoje, važiuoju su šeima namo ir skambina man pasienio vadas, sako, merė, padėkit. Sakau, žiūrėkit, bet ima savivaldybės, kurios yra besiribojančios su siena. Sakau, mes trečia savivaldybė nuo sienos. Bet sako, jos nepaima. Ir aš žinau, kad tie žmonės man pasakys, merė, kokius čia įsileidai žmonės. Niekas nenori tų žmonių, kažkur toli jie turi būti atriboti. Bet mes paimam ir parduodam žmonėm tą idėją, kad mes esam Lietuva. Visi mes čia esam Lietuva. Niekas nėra kitos Lietuvos. Mes esam tie žmonės ir mes turime kitiems padėti. Ir po to dar viena krizė, kai 22 metų Ukrainą užpuolė rusai ir gaunu skambutį iš ministerijos, merė, padėkit, 21 autobusą siunčiam į Alytų. Neturim kur kitur. Ir jau važiuoja. Jau važiuoja vaikai, neįgalų žmonės. Ir ką daryti? Ir įsivaizduokit, neturi nieko, nei žmonių, nei komandos, nei maisto. Žinai, kad jiems reikės miegoti. Žinai, kad reikės net prailgintojų pasikrauti jiems telefonus, nes jie visi čiatina su savo šeima. Jiems reikės kažkur atsigulti, kažką pavalgyti, užsikloti ir panašiai. Kaip suregistruoti, kur įsiųsti? Tada kūrime Excelio sistemą, Jakilaitis pasiima tą daryti. Neveikia niekaip. Ir tau skambina, jau pervažiavom sieną. Už valandos pasirodysim. Ir įsivaizduokit, 1000 žmonių tau įeina į kultūros centrą. Uždarom visus renginius ir tada sakom, dirbam. Žinot, tą patį vakarą buvo beveik 500 savanorių, kurie mums padėjo. Jie mušėsi dėl vietos, kas galės padėti. Budėjo naktim ir panašiai. Bet žinot, įdomiausias dalykas, kai vieni keičiasi žmonės, pavargsta, normalu, negali visą parą būti. Ir kai tu važiuoji kažkas, tai mes priimam į savo namus, atverim savo namus mašą. Ir kai 3 nakties ir mes šaukiam mašą ir atsiliepia 11 mašų. Kuri maša yra maša, kuriai eilė išvažiuoti iš mūsų miesto. Tai iš tikrųjų tada sėdi, valdai, darai, telki žmonės, bet ir mes suprantam, kad negalim neklysti. Klydom, darėm, mokinomės, bet padėjom. Po to, po mėnesio atsirado Vilniuje šitas centras, po to kitur kažkur, bet dzūkai reikėjom pirmiems mums atlaikyti. Nu, bet mes tokie žmonės. Tai dar jau galvau, kad 4, tai sakysi, žinai, sel koncertas. Tai kas tau... Čia jau malonumai. Tai kas tau sel koncertas tada? Kaip tu vadini šitą reiškinį? Žinote, mes nepirkom reklamos visai mūsų miesto dienom, bet apie mūsų miesto dienas kalbėjo visa Lietuva, suvažiavo pusė Lietuvos ir panašiai. Tai kada gali užpigiai pasidaryti labai gerai. Tai aš suprantu kontroversiškumą, suprantu tam tikrus dalykus, bet čia tie, kurie šnekėjo ir kurie rašė man komentarus mano Instagram ir Facebook ir panašiai, jie stovėjo priekyje su alaus bokalu ir laistė į selo ritmą. Tai čia, žinokit... Bet čia, Nerijau, čia labai apie diskusijos pavadinimą. Žinai, kieno žodis paskutinis? Mero visada. Bet... Mieste mero. O kaip tu ką tu darai? Nutildai kitus, tu prašai analizės, ko tu prašai, žinai, tu negali, ar tu tokį stuburą turi, kad, žinai, visada tau aiškus tavo atsakymas? Žiūrėkite, jeigu žinai, ką darai, ir tiki tuo, ką darai, ir pamatuoji tai, ką darai, ir apsiskaičiuoji, ir įvertini, nu tu darai. Nepatiksi. Žiūrėkit, va čia kažkur yra, kodėl žmonės nemėgsta politikų, čia kažkuriems stende mačiau, praėjau, irgi diskusija įdomi. Norėčiau nesudalyvauti, bet kadangi čia dalyvauju. Iš principo, aš žinau, kad nepatiksiu visiems, nes nėra nei vieno, aš galiu pasakyti, dėdamas ranką prie širdies, nei vieno nepriėmiau sprendimo, kuris patiktų visiems. Nes tokio sprendimo nėra. Raimanda, tavęs labai noriu, kad perimtų mikrofoną ir pasakytum apie tą tokį ne visiems patiks. Taip, kažkieno žodis turi būti paskutinis, vienareikšmiškai, tai aš visiškai pritarsiu Nerijui, mieste tai yra mero žodis, įmonėje tai yra įmonės vadovo žodis. Tai nereiškia, kad komanda yra didelė ir turi teisininkai nuomonės, ir komunikacijos žmonės turi nuomonę ir eilė kitų žmonių. Labai svarbu dirbti su visais stakeholderiais versle, nes tai yra ir akcininkai, yra valdyba, yra visuomenė, ar ne, priklausomai nuo to, koks įvykis yra nutikęs. Yra darbuotojai, kuriuos irgi labai dažnai kai kurios įmonės pamiršta, nes nerimas įmonėje, kai veikia lygiai taip pat, tai su visais stakeholderiais labai svarbu dirbti, bet paskutinis žodis yra įmonės vadovo. Ir dabar, kai aš dirbu valdyboje, žinokit, man yra žiaurus noras kišti nagus ir aš puikiai žinau, aš negaliu to daryti, tai yra įmonės vadovo atsakomybė, o įmonės vadovas, kuris
kuris negali priimti sprendimų ar neturi stuburo savybių, jis negali būti įmonės vadovas. Tiesiog. Garsiai tai sakai? Taip, vienareikšmiškai. Kai esi vadovas, kas ten taip susistruktūruoja? Man toks jausmas, kad vis tiek paskutinis žodis kažkur ateina iš pilvo. Kad visi esami dalykai, kuriuos tu matai ant stalo, faktai, kuriuos žinai ir kurių dar nežinai, kas tas vis tiek pasakymas, darysim štai taip. Tu žinai industriją, tu žinai konkurentus, tu žinai organizaciją, tu žinai, kurioje vietoje atsitiko bėda. Atsitiko bėda, patys prisidarėm, gali būti industrijoje, karas, dar kažkokie tai dalykai, pačios įvairiausios situacijos. Tai tu žinai, tu vis tiek veiki pažįstamoje erdvėje. Tai priimti sprendimus, tu turi visas dedamasias, plus turi tu komandą ir patarėjus. Aš kaip sakiau, aš visada komunikacijos žmonių labai svarbus patarimas, kaip su kuria interesų grupe komunikuoti. Jeigu yra blogas jausmas, pasimti iš išorės komunikacijos agentūrą, kuri neprisirišus prie žmonių, prie autoritetų, ar ne, jie ateis iš šono ir to pasakys, kad, tarkim, šitoj vietoj mūsų nuomonė tokia. Ar klausyt, ar daryti kažkokį kitą sprendimą, aš manau, kad tai jau įmonės vadovo reikalas. Kiek tokių reikia? Kiek tokių reikia, tų tokių patarėjų iš šono, ir ar tie patarėjai yra tau žinomi iki to laiko, kai juos kreipiesi? Tai įmonės žmonės, tai aišku, yra tavo komanda, o iš išorės tai paprastai imi geriausius. Bet tuos geriausius jau pažįsti, nes yra labai tikrai tokių budinčių patarėjų, kad aš žinau, kam skambinčiau, jeigu prireiktų. Mes neturim dabar pinigų, reikėtų paskambinsim. Tikrai yra tokių atvejų. Ar tada yra tiesiog koks skirtumas? Imi tuos, kuriem... Aš visada dirbu tik su tais, su kuriais pasitikiu. Ar organizacijos viduje, ar išorėje, bet kur. Partneriais turi pasitikėti, ypatingai krizės atveju. Tu turi žinot, kokie žmonės turi kompetenciją, kokią turi patirtį. Tai tokiais atvejais tik su patikrintais. Ir tada juos išklausius net nebūtinai darysi taip, kaip jie sakė. Nebūtinai. Kas tas, kaip man dabar prieiti prie to elemento, kuris parodytų, kad štai šitaip norisi elgtis? Ką nori tą sakyti, komunikatoriui svarbiausia išvairuoti teisingai komunikuojant su interesų grupėmis, skirtingomis. Yra dar kita pusė, yra nuostoliai. Ar ne, kuriuos galima patirti, ar ne, yra bendrai versle kokie galimi praradimai, yra darbuotojai, yra eilė dalykų, ko komunikatoriai gali vertinti, gali neįvertinti, ar ne, tai verslo pasiekmes atsakingas įmonės vadovas. Kiek toliaregiškai atsakymai yra duodami iš karto? Kiek tas toks mes dabar elgsimės štai taip yra apie šiandien 2 žingsnius? Kaip įmonėje tai daroma? Labai skirtingai priklauso nuo situacijos. Tarkim, jeigu tau atsitiko, tarkim, konkurencijos tarybos tyrimas prasidėjo, ar ne? Imtis neaiški, dalyvauja, pavyzdžiui, ne viena tavo įmonė, dalyvauja industrija visa, ar ne? Trukmė yra bele kokia, žingsnis tu tada įsitrauki ir industrijos kitus dalyvius, savo konkurentai tampa partneriais, ar ne, tu vienaip sprendi, žinai, klausimus. Jeigu tai yra lokali įmonės krizė, tai paprastai tu daug žingsnių priekį gali numatyti. Ir čia apie konkurencijos tarybą galim ir pakalbėti, todėl kad ten ir buvo klausimas, yra įmonių, įvairiausių įmonių, kurios yra įtrauktos į vieną atvejį, ir tada atsakymas yra pasisakom ar nepasisakom. Ir žinau, kad buvo, pati tikrai atsimenu, kad buvo įmonių, kurios sako, mes taip pasakysim savo komentarą, mes tai sudalyvausim čia su komunikacija. Ir tuo tarpu buvo tokių, kurios sako, ne, jau čia tai tikrai nieko nesakysim. Aš visada už tai, kad sakysim. Tarkim, nes tyrimai buvo skirtingi, aš esu buvus vienam tyrimė, kur tikrai mes kaip įmonė buvom neteisūs, tikrai padarėm klaidą. Iš karto eiti ir sakyti, padarėm klaidą, einam kartu su institucijom, teikiam visą informaciją, viską šalinam, komunikuojam darbuotojam, padarėm klaidą, taisomės ir atsiprašom visų, ko galim. Kita byla, kurioje teko dalyvauti, kai esam absoliučiai teisūs, konkurencijos taryba yra neteisi ir žinau, kad visada komunikuosim lygiai taip pat garsiai, tą, ką galima, kas nėra konfidencialu ir eiti iki galo. Neturi reikšmės, kur institucija bus paskutinė. Tiek tu neteisus, garsiai kalbi, tiek tu teisus irgi garsiai kalbi. Aš manau, kad dabartiniai visuomeniai kažko nekalbėti, tai kas už tave pakalbės. Ir nebūtinai tai bus tiesa. Bet Raimona, žinai, kurio žaviuosi, kuria savybė. Kokiu būdu sugebėti taip greitai supykti ant situacijos, nuliūs dėl situacijos, susinervuoti ir jausti, kad nebeturiu jėgų
Ir tą, taip sutraukti, kad sakyti, o dabar veikiam. Žinai, tas toks rankovių pasiraitojimo akimirka, jausmas, kad pas tave jinai tokia greita, nesvarbu, kas ten viduje įvyksta. Todėl, kad aš esu įsitikinus, kad krizėse kaip tik greitis yra be galo svarbus. Nelaukti, iš karto dėliotis planą ir veikti tikrai labai greitai. Pavyzdžiui, kai aš dirbau ir sugriuvo tiekimo grandinės, nes užsidarė Rusija, medienos tiekimas, Rusija, Baltarusija, Ukraina, visos rinkos, tai yra 90% tiekimo grandinės, jos tiesiog nebėra. Kiti galimi tiekėjai tiesiog neturi gamybinių pajėgumų, ir tu turi tiesiog, tavo verslas eina velnio. Mes už paros turėjom savo visą planą, ką mes darom, kaip darom, ir visi pasidalinom užduotis ir visi skirtingom kryptim. Po paros mes pristatėm valdybai, ką mes darysim. Kurią valandą nakties dirbot? Tu dirbi, tu koncentruojasi, tu numeti viskas, kas nesvarbu, greitai pasidarai ir pasidalini darbus. Ir kiekvienas mano komandos narys eina dirbti su savo komanda toliau. Ir visi važiuoja savo darbus daryti. Laukt, pasižiūrėt, kas bus, o gal nieko nebus. Yra nežinomybė. Ar, pavyzdžiui, padaryta buvo kai kurie neteisingi sprendimai? Taip, bet juos vėl greitai laukti. Kas pasako, kad padarėm klaidą? Ar galima... Įmonės vadovas, jisai vienas yra su ta klaida, nes taip, aš priėmiau sprendimą, mano klaida. Aš taip drąsiai klausinėjau Raimondos, nes man pačiai teko būti prie to stalo bendro ir žinau, kaip tai vyksta. Ir žinau, kad Raimondai atvykti, 12 valandą nakties prie to stalo gyvai yra, tuoj būsim. Tai viskas, renkamės. Tai yra situacija, kai renkamės. Tai dėl to tas toksai, tas žinojimas, kaip daryti ir kaip visiems pasiskirstyti komandoje, kas bus, ar tai yra pasiruošimas visos komandos, ar tai yra irgi... Ir ar tai gali būti vadovo ateimo į kabinetą momentas, kai pasakysiu, ką dabar darysim? Kiek čia yra tokio pasiruošimo, repeticijos, to tokio treniruotės? Žinai, pirma krizė turbūt ištreniruoja, ar ne, kaip tu elgiesi, o kadangi mano pirma krizė tai buvo, kai tikrai buvo verslui blogai ir ant viršaus buvo konkurencijos tarybos tyrimas ir 2008 metų finansinė krizė. Tai aš gavau tokį trigubą smūgį, tai labai greitai ir komanda pasimatuoja, su kuo pakeliui, su kuo nepakeliui, bet su tais, kurie tokiose situacijoje pakeliui, tai pakeliui visą gyvenimą. Ačiū labai. Ar klausimas Raimondai? Visiems. Tai aš turiu klausimą ir labai gerą, koks geras formatas. Čia kažkur išmokot, tikrai. Kažkurioje kitoje diskusijoje išmokot. Krizė, telkimo ar skaidimo elementas? Nerijau, tu gal. Dar jau kaupki. Mačiau, kad juokeisi kažkurioje vietoje. Iš mano klausimo kažkokio, taip, neriu. Be abejo, kad telkimo, nes tu turi ribotas galimybės, ribotą žinias ir ribotą laiką. Ir dvi rankas, vieną galvą ir vieną burną. Tai iš principo, jeigu tau tikrai yra krizė, tu supranti, kad tu vienas nepadarysi. Ir matote, vienoje situacijoje verslai vienokios krizės mieste gali būti globalios. Aš pamenu, žinot, įdomų labai dalyką, gal pasakojau, gal ne visi girdėjot. Užsidegė mūsų tas padangų nelemtas sandėlys ir ten perdimo ta gamykla. Ir už 150 metrų mes turim reabilitacijos centras ir tokius senelių namus. Visi žmonės paimti nuo aparatų guli. Įsivaizduokite, aš pamatau, kad jau pradeda degt stogas tos senelių namai. Uždus visi gaisro, neįtikėtinas gaisras ir neįtikėtinai sudegė man kostiumas pirmą dieną išlipus iš mašinos. Tai įsivaizduokite, krenta gabalai ir tikrai matau, kad sudeginsim stogą, sudeginsim senelius, 110 senelių. Aš skambinu į kariuomenę. Nes galvoju, neišnešiu. Neturiu tiek jėgų, neturiu tiek technikos išnešti tuos ir kai kurie dar seneliai priimti nuo aparatų, ant širdies aparatų, plaučių ventiliavimas, lašalinės ir daug visų dalykų. Pirmiausia, kur juos dėti, kur juos suguldyti ir kaip juos išnešti, nes reikia fizinės jėgos. Nuimu visus autobusiukus miesto, ten kiek važiuoja, viešasis transportas, visi važiuoja, visi vežti, bet kas išneš? Tą žmogų išnešti, tik reikės žinoti. Tai įsivaizduokit, skambinu kariuomeniai. Pakelia mūsų vadas, sako, ne, sprendimus priima Lietuvos kariuomenės vadas. Skambinu kariuomenės. Ne jo žodis paskutinis. Jo, skambinu kariuomenės vadui. Kariuomenės vadas nekelia posėdį. Sakau, duokit, žiūrėkit, situacija tokia, vešim lavonus. Po valandos laiko, jei nebus sprendimo. Jie man atskambina už 5 minučių, sako, merė, parašykit raštą. Tai įsivaizduokit, kokiais žodžiais pasakiau, gal niekada taip nesakė nieks kariuomenės atstovams ir vadovams. Jo, tai iš tikrųjų aš nebijau ir aš tą pasakiau ir garsiai ir 3 aukščiais, keiksmažodžiais. Sakau, jūs prisiimat atsakomybę už šitus lavonus. Ir aš tada grįžtu į žemesnį vadą, mūsų bataliono vadą, sakau, vadė, vežkit. Sako, man pažemins pareigas arba paaukštins.
jis buvo paaukštintas. Ir suprantat, po to, kai sėdėm, baigėsi krizė, jau čia aptarinėjom prezidentūroje ir panašiai. Ir sėdė buvęs kariuomenės vadas ponas Žukas. Ir prezidentas buvo tuo metu patarėjas ir klausė, sako, tai merė nežinojot, mums kuro trūko. Žmonės užgesindavo gesinimo mašiną, važiuodavo į Varėną prisipilt kuro ir grįžti atgal. Gaisras toliau vėl įsiliepsnoja ir vėl dega. Nes pirkimai buvo padaryti, nupirkti tik Varėnų, gali pirktis Varėnos rinktinė, nes suimėm visą, ką čia Lietuvos turėjom priemonės, suvežėm į čia. Ir įsivaizduokit, įdomiausia, sako kariuomenės vadas, tai jūs merė nežinokit, mes turime rezervus, galėtum privežti bačkom. Sakau, žinokit, mūsų ūkininkai privežė. Tai žinokit, žmonės, ūkininkautis, kurie turėjo karvės, dar kažką, atvežė mums kuro, atvežė mums maisto. Ir kai atvežė maisto, atsimenu, aš parašiau postą, kad ačiū močiutį, kad atvežė maisto. Prasidėjo maistas. Veterinarijos tarnyba atvažiavo, merė, ar turit leidimus maistą maitinti. Tai išvijau ir po to atsiprašinėjau ilgai. Bet suprantat, tokioj dalykui karo metu, praktiškai karas, važiavo, mus vežė Lietuvoje, yra 2 ilgastrėliai, tokie karpytuvai kranai. Tai tas kranas tveria, nežinau, ten 100 tonų, kiek ten tonų ir panašiai. Tokios technikos nėra, kas ją atvežtų. Aš susitariu, jau sumokėsiu, bet kiek jūs vežkit, kaip nors atsiskaitysim. Ir tas technikas sulūžta beveždama. Aš nežinau, koks žmogus čia Lietuvos verslininkas mums atvežė nemokamai tą naktį. Tu net nežinai, kas jis? Nežinau. Ir net neprisipažinau, sakė, mes dovanojam jums. Bet įdomiausia yra, va krizėje, kaip mes pavyko sutelkti žmonės. Žmogus, tas, kuris karpė su ta technika, įsivaizduokite, jam uždedama ventiliavimo įranga, su ja galima būti 2-3 valandas. Jis visą dieną karpo, nualpsta, išima iš mašinos, išsivėmė, atsigauna ir vėl žieda ir vėl skarpo. Ir mes ten susirašėm sutartį, nežinau, ten už valandą 800 eurų, kažkokį pinigų sumą. Priskaičiavom nemažai, gal 100 000 eurų už tuos darbus. Atėjo tas verslininkas, sako, merė, jums čia yra bėda, sumokėkit bent už kurą. Ir viską daugiau nieko nereikia. Va čia yra Lietuva, čia yra žmonės, bet čia juos reikia sutelkti ir reikia labai labai susitingo. Kai kada mes galim skaidyti žmonės, bet dažniausiai juos reikia telkti ir sutelkti skirtingus pajėgumus. Dariau, ką girdi, kai Nerijus kalba? Tai meras sakė, kad rajone ar mieste mero žodis paskutinis gali trenkti, žinai, gražu klausyti. Kumščių per stalą. Ten yra paskutinė tavo diskusijos tema, ten pagrindiniai akcentai, ką reikia žinoti, ką pasiūlyti. Ar jūs į scenarijų? Aš tada gal pasakysiu, nes iš tikrųjų... Žinok, nėra kito laiko kaip dabar. Aš norėjau pasakyti šiaip, žinai, kad paskutinis žodis apie komunikaciją kalbant yra komunikacija žmogaus. Bet aš matau, atėjo Vilmantas Vitkauskas, NKVC vadovas ir mano šefas, aš negaliu to sakyti. O man jausmas, kad mums reikia dar vienos kėdės, nes Vilmantas daug kalbėjo, bet man atrodo, dar turėtų ką pasakyti. Aš norėjau pasilikti pabaigai, bet gal pasakysiu dabar, nes taip išpuolė su meru. Kai manęs klausia, kokie yra 3 pagrindiniai dalykai, kalbant apie krizių valdymą ir komunikaciją krizių metu. Ką aš rekomenduoju žmonėm? Visi profai, visi ekspertai, komunikacijos, krepšinio, krizių valdymo ir visa kita, bet komunikacijos. Visada atsiminkit, kad svarbiausia yra 3 dalykai. Ryšiai, elementarūs ryšiai. Telefonai, kompiuteriai, tie žmonės, kurie nuneš laišką, kam reikės ir visa kita, kad tu galėtum kam vadovauti. Patikslink, ryšiai, tu kalbi apie ryšius su žmonėmis, ar ryšius kaip telekomunikacijas? Ir tas. Tiesiog ryšiai. Jo, ir dabar atsakant į šitą klausimą mūsų diskusijos klausytojų, ar telkimas, ar skaidimas, aišku, kad telkimas ir vienas iš tų pagrindinių dalykų yra būtent ryšiai su žmonėmis. Antras dalykas yra vienas iš svarbiausių pratybos, ką minėjo ir ponia Raimonda turbūt. Ir trečias dalykas, vienas iš tokių irgi svarbiausių yra žmonės. Žmonės tie, kurie valdo krizę ir žmonės tie, kurie yra krizėje. Ir jeigu mes prisiminsime Alytaus mero krizės valdymą, kai degė padangos, jo visa komunikacija, valdymas buvo apie žmonės. Apie gaisrininkus, kurie dirbo ir neturėjo galbūt pavalgyti. Apie senelius, kuriuos reikėjo išvežti. Apie rūpinimąsi miestiečiais ir lyderystės rodymą, kalbant būtent apie žmonės. Ir žinot, aišku, viešieji pirkimai, ar ten vado gavimas, ar ten leidimo, ar čia, sakykime, evakuacija iš Izraelio, kai NKVC privalėjo išvesti, turėjo išvesti 150 ar kiek žmonių. Įsivaizduokit dabar, jeigu sakytų, gal jūs galite viešuosius pirkimus padaryti ir lėktuvą nupirkti. Tai 1,5 metų, žinai. Bet žinai,
kai tu pradedi galvoti apie tos, nu, sakykime, gerai, mamas su mažais vaikais, kurie Izraelį apšaudomi yra, ir kai tu jais rūpinėsi, ir kai paskui jie perskrenda į Lietuvą, kai tu matai nuotraukas Delfyje, kur mama su mažu vaiku, nu, žiūrėk, nu, ar tikrai Lietuva tiek yra biurokratinė valstybė, kad paskui atsiras kažkoks valdininkas, kuris atliks tarnybinį patikrinimą ir sakys, kodėl nebuvo viešųjų pirkimų, kad jūs tą mamą galėtumėte išvežti. Šiek tiek toks apsidraudimas, bet kai tu galvoji apie tą žmogų konkretų, kuris atsidūrė bėdoje ir stengiasi valdyti situaciją taip, kad jis išgyventų ar jis nenukentėtų, aš manau, tai yra vienas pagrindinių dalykų, kaip mes valdom krizės. Ačiū. Raimonda, noriu, kad tu įsijungtum. Klausydama Nerijaus, man jo labai daug pačiame procese. Ir versle, suprasdama, kad krizės metu taip vadovas labai stipriai įsitraukęs, betgi toliau vyksta gyvenimas. Aš galvoju, ar versle va toks stiprus įsitraukimas, ar jis toks galimas? Einamasis verslas, jis kaip eina, taip eina. Krizę valdo tie patys žmonės, kurie turi užtikrinti ir tai, kad verslas vyktų. Miesto procesai irgi nesustoja, net jeigu viskas vis tiek lygiai taip pat vyksta. Tie patys žmonės, ta pati komanda tiesiog dirba keliom kryptim ir tai yra visiškai normalu, bet krizės ateina, praeina, čia nėra tai, kad tau visam gyvenimui. Nu, būna kartais ilgiau užsitęsia, ar ne, reikalai. Bet turi viską suspėti ir ta pati komanda dažniausiai. Nes aš galvoju, o kaip pačiam nesusideginti, Nerijaus atveju, nu kaip tau vieną dieną norėti eiti į darbą, kai tu esi tas, kuris, žinai, ir kostiumo nebeturi, ir ten bus tų kostiumų, jo, bet tarsi, kad tu tiek įsitraukai, kad tai kiek ilgai gali va taip vat važiuoti. Aš manau, ar miesto vadovas, ar įmonės vadovas, kaip taisyklė, yra rezultato žmogus. Ir tau suvaldyti yra pasiekti rezultatą, kokio tau reikia ir tavo komandai. Tai pasieki rezultatą ir, nu, manau, kad panašaus temperamento žmonės vadovauja tiek įmonėm, tiek miestam. Taip. Žinot, toks apie kostiumą, kadangi aš išlipau tada sudegė kostiumas ir aš kažkaip parašiau internete, Facebook'e, kad... Ten gerai rašydavai, daug rašydavai. Jo, ten savo specialistėm dirbam daug, bet įdomiausiai parašiau, kad kostiumas sudegė. Nu ir po to kažkaip čia buvo užėjo akcija, kažkas pradėjo aukoti gaisrininkam pinigus. Nu ir mes ten parašėm, kad akcija visą kitą, tai žinot, įdomiausia tai, kad lietuviai pervedė mero kostiumui daugiau nei 50 000 eurų. Aišku, aš visus pinigus atidaviau gaisrininkams, išdalinom ten visiems vienodom dalim ir panašiai, kiek ten jau dirbo, 100 ten kažkiek, ten išdalinom, mes 200-300 tūkstančių, kaip bairaktarui surinko mane, tuo metu tai buvo nebūdinga, bet kad žmonės ir specialiai prierašas būdavo, ne gaisrininkam, ne krizijai, bet mero kostiumui, tai, nu, būčiau su 26 kostiumais ar gal daugiau. Daugiau. Tai dar labai noriu prie tavo darbo kasdienybės sugrįžti. Mes turėjom, gal net, nežinau, jeigu galėtum palinksniuok, žinai, kas tavo šių metų, vat, pavyzdžiui, buvo topai, kuriuose teko dalyvauti. Meras pasakė, o tu? Nu, tavo ketvirtukas. Žinai, nu, yra tos labiausiai visuomeniai matomos krizės, nu, ne krizės. Pakartok jas, yra žmonių, kurie... Žinai, nu, atgal žiūrint, gerai. Gerbera 2, Gerbera 1, evakuacija iš Izraelio. Kas ten pavasarį buvo? Ten visokie atsijungimai nuo Brelo, kur dalyvavom. Ką mes ten darėm? Ką? Deičelas rudenį, nuskendė šarvuotis. Jo, ten apie dezinformaciją kiti dalykai yra. Šiaip viena buvo tokia visai įdomi ataka, žinai, Lietuvoje, kuri nesuveikė ir iš tikrųjų galim pasidžiaugti, kad ta koordinacija ir bendras jėgų sutelkimas jis veikia. Vienas ministras gavo laišką, kvietimą duoti interviu nevatui kuriamam dokumentiniam filmui apie ruskių įsiveržimą į Ukrainą ir pagalbą Ukrainai ir visą kitą. Kolegė parašė, ar tikrai čia mes galim duoti interviu, pasiruošę, sakau, palaukit, mes kažkaip pasižiūrėsim, patikrinsim. Paskui ateina kitas signalas, kad ir kitas gavo. Ateina trečias signalas, socialdemokratų frakcija gavo visa, tokius pat laiškus. Patikrinam, dar padėjo Nerijus Maliukevičius tas PMI, ar tikrai ta kompanija ruošiasi daryti filmą, nesiruošia. Vėliau ant šito kabliuko, tada aišku, rekomendacijos Seimui, visiems politikam, nieko nekomentuojam, nieko neduodam. Tu pats surašai šitą dokumentą?
Bet žiūrėk, nebedirbam dokumentais. Yra signalo programėlė, yra 80 žmonių komunikacijos Lietuvoje institucijose, kurios pažįstam geriau, pažįstam blogiau, su vienais draugaujam, su kitais pykstamės, bet kuriuo atveju dirbam. Signalas, kelios minutės, visi žino, informuokit vadovus, kad to nedarytų. Bet ant to kabliuko buvo pakibusi Cichanovskaja, kiek žinau, ir jų neįspėjom ir iš tikrųjų tas nesigavo ten jiems labai gerai. Mes savo žmonės apsaugojom, tas pavyko. Koks klausimas buvo? Ai, ką dirbam? Ne, aš norėjau, kad tu pavardintum, su kiek tu dirbi ir kas ten vyksta. Gerai, kokį nori pavyzdį panagrinėti? Tai va, sakau, yra, žinai, tie, kurie matosi visuomeniai ir galbūt yra... Kur matosi, aišku, nes... Ne, yra, žinai, tie, kurie pasilieka pas tave širdyje. Ir mes ir su Vilmantu esam kalbėję ne vieną kartą tas atvejis, kai galbūt atsimenat, Prietranka tėvas, patikėjęs Rusijos gerovė, išsivežė, nežinau, metų mergaitę, persiplukdė per upę ir išsivežė į Kaliningradą. Ir pavyko ją grąžinti. Kad ir kaip būtų keista, šiek tiek su gudravimu, su didelė mūsų diplomatų pagalba, vaikų teisų tarnyba ir visais kitais. Mūsų tikslas buvo, kad ir kaip keistai skambėtų, tada kuo mažiau kalbėti prieš Rusiją, kalbant būtent apie šitą įvykį, apie vaiką. Ir tai pavyko padaryti. Ta prasme, aišku, institucijos, žinai, laikėsi ir visa kita. Ir buvo labai toks ypatingas atvejis, kai mes pakilinėjom į Švediją pas kolegas ir tą vaiką jau vežė link sienos, mūsų diplomatai atėmė iš tėvo. Ir tas vaikas turėjo būti pervežtas kaip tik tuo metu, kai mes būsim ore, žinai, ir tu nieko negali padaryti. Jau kylam, žinai, galvojam, kas čia komunikuos, kas pranešinės, Monika Navickienė, jai žodis, žinai, čia kolegam rašau, tą padarom, viskas, dingom nuo ryšio, žinai. 1,5 valandos tokioje nežinomybėje, sėdi lėktuve, tu nežinai, pravažiavo, nepravažiavo, nusileidžiam, valio, vaikas pravažiavęs. Taip kaip turi būti. Jo, Monika Navickienė ten visiems pranešė, žinai, mes vaiką išgelbėjom, valio, viskas gerai, bet viena problemėlė. Vilmantas juokėsi. Kartu su mama važiavo vaiko pasiimti ir mamos tėvas. Tėvas važiavo iš paskos kitoj mašinai ir tėvą ruskiai sulaikė. Ir jis dabar, žinai, Kaliningrado ten pasienyje ir jį laiko. Mes, žinai, pranešėm, mes nugalėjom, vaikas saugus, visa gerai, tėvas sulaikytas, senelis. Taip porą valandų ten pravaikščio taip ant įtampą, žinai, paleido tą senelį. Vilmantas juokėsi, tada nebuvo juokinga. Bet dar jausmas, kad tau iš vis nejuokinga, nes tai, kad tu pasakai, jausmas, kad tau dar skauda. Jausmas, kad tu labai jauti, kas ten vyksta. Tai aš sakau, žinai, būna tie tokie atvejai, kur mes matom čia. Gerbera nuskrido, politinė čia, žinai, krizė, vienai pakomentavo Kamas, kitaip kariuomenė, trečiaip, žinai, išėjo policijos vadas čia, grybautojai atrado į poligonę, žinai, praskrido tą Gerbera. Bus dar tų Gerberų iš tikrųjų ne vieną kartą, mes tam turim ruoštis, mes tam ruošiamės, jūs tam ruoškitės, gaunat žinutę, jeigu bus blogai, eikit į apačią, pasislėpkite. Bet tie yra įvykiai jau mūsų kaip ir nuolatinis dalykas. Bet yra tam tikros krizės, kur tau tiesiog palieka, žinai, širdyje. Ta pati gelbėjimo operacija Pabradės poligone. Yra tam tikri vaizdai, kuriuos gyvenime tu atsimeni, iš kurių tu labiausiai išmoksti ir tu galbūt nebekartoji tų klaidų, kurios anksčiau jau yra padarytos. Ko išmokai iš Pabradės? Nesivažinėt, kur nereikia. Nevažiuotum? Ten iki dar didesnės katastrofos trūko turbūt kelių milimetrų, kad tas tankas, ne tankas šarvuotis, būtų užvažiavęs ant dujų vamzdžio ir tas dujų vamzdis būtų sprogęs. Tada mes turbūt turėtumėm ne tai, kad ten, žinai, paskendęs kažkas, o mes turėtumėm sudarkytą tą patį turbūt ir šarvuotį, sudarkytus kūnus, turbūt ir vaizdus matytumėm didesnius ir visą kitą. Tai ko mes išmokstam iš kiekvienos tokios situacijos kaip valstybė ir mes kaip NKVC, kurie atsakinga už krizių komunikaciją, tarp institucijų, tarp valstybės įmonių, mes išmokstam bendravimo vieni su kitais
nes, įsivaizduokit, kad atsirado naujas darinys 23 metais NKVC, kuriam pavesta koordinuoti komunikaciją krizių metu. Ir tu, žinai, ateina va toks. Jo, ateina toks, žinai, o ten ministerijose sėdi, žinai, patarėjai, su ilgamete patirtim, žinai, tu sakai, mes dabar darysim taip ir taip, žinai. Ne. Tai vėl atsakant į jūsų klausimą, tas mūsų užduotis yra telkti. Mano veidas yra piktas, aš nesu galbūt, žinai, skirti. Taip, pažiūrėk, kokią tu nuotrauką man davėjai. Sakau, šitą dėk. Ne, tai čia gera. Šita gera. Čia normali. Ja, tai stengiamės ir mes mokomės iš visų ir tikrai būna muštynių, bet svarbiausias dalykas yra, žinai, suprasti, kad tu nedirbi vienai įmoniai, tu nedirbi vienam ministrui, tu nedirbi vienai institucijai. Tas platesnis požiūris, tu dirbi valstybė. Mes, kaip NKVC, dirbam valstybei ir pakankamai sudėtinga, kad galbūt kartais neturim tos politinės paramos, nes nesam su politiniu užnugariu, bet kai tu žiūri plačiau ir tu matai visumą ir kai ne tik Lietuvos, bet galbūt regionų, tada yra kur kas lengviau priimti sprendimus, nes už tavęs stovi, žinai, tavo šeima, tavo kaimynai, tavo kolegos ir galų gale tu pats. Tik kieno žodis paskutinis, tavo atveju? Vilmantai, ausis užsidenkit ausis. Kieno žodis paskutinis, tau? Jo, čia ir Raimonda paminėjo, kai labai gerai, žinai, krizių metu pasitelkti kažką iš šono, pasižiūrėti, kad patartų. Tau patartų? Tai žinai, čia, objektyviai, kad patartų, kas, žinai, kas vyksta. Ta prasme, mes kaip NKVC turime pūlą NVO, akademikų, irgi signalo grupė, kur jeigu kažkas vyksta... Čia kita signalo grupė. Čia tie 80, o čia jau kita. Mes dar kokias 5 turim. Aš tai nei vienoj nesu, pavyzdžiui, ir mane nervuoja. Tai mes kalbėjom, kad mes galim sukurti ir bus ekspertų, žinai, komunikacijos, kurie patars. Taip. Tai nebejotinai, supranti, yra vado sprendimas galutinis. Tik vėlgi tada kolegom klausimas tiek poniai Raimondui, tiek Nerijui, žinai, o kas būtų, jeigu jūs nušautų? Kas tada priimtų sprendimą? Nušautų, žinai, nušautų čia toksai, žinai, bet sakykime, gerai, nėra jūsų. Nėra vadovo. Jūs nepasiekėme, kažkas nukrito ant jūsų namo. Skrydyje. Kas tada priima sprendimą? Manau, kad valdyba iš karto paskirtų kitą vadovą. Arba imtų valdybos pirmininkas, priklausomai tas, kas galėtų prisimti tą iššūkį. Jeigu įmonė, nežinau kaip valstybėje, bet irgi tikiu, kad taip pat, pastatyti ant vieno žmogaus tai yra labai netvaru. Aš visada išeinu iš verslo ir žinau, kad visiškai ramiai išeinu. Aš tu palieku ir pamainą ir iš kelių pasirinkit, nes daug puikių žmonių. Tai manau, kad labai netvarus reikalas, jeigu nėra pamainos. Kaip iš vadovėlio, ar ne? Ar man tarsi... Nerijau, tavo atveju. Žinot, aš gal pasakysiu... Tu apsipirkinėjai, įsivaizduok. Ne, aš gal pasakysiu realią situaciją, kad kas būtų, jeigu būtų, žinot, jeigu verštųsi nedraugiška šalis į Lietuvą, tai Alytus būtų pirmoji tvirtovė. Šiuo metu, jeigu Laura važiavo į Alytų, matėt, kad uždaryti tiltai ir jie ne šiaip savo uždaryti. Nes mes jas ruošiam tam, kam ruošiam, kas būtų, jeigu būtų. Ir tikėtina reikėtų priimti greitą sprendimą, ar jau sprogdinam, ar ką darom. Ir tada liekam mieste. Be abejo, aš turiu planą, kur pasitrauksiu, turiu kitą ofisą, nes meras bus pirmas žmogus, kuris bus, mes matėm Chersono merą, dabar paleido čia po kiek laiko. Visą laiką suimama merus, paimama tie, kurie gali daryti įtaką žmonėm. Taip, aš turiu pasiruošę žinutės, komunikaciją ir panašiai, ką aš darysiu, ką aš sakysiu, jeigu būtų X diena. Bet žinot, apie tą X dieną aš biškai papasakosiu įdomesnį dalyką. Pas mus buvo tokios pratybos, nepamenu kaip jos vadinosi, kažkoks Kirtis, Grifono ar koks čia, nežinau. Ir mes turėjome tokias stalo pratybas. Tiesiog stalo pratybos. Sujungia visos savivaldybės, ligoninės, visos įstaigos ir mes simuliuojam situaciją, kas būtų. Jeigu sprogdina ligoninė, kur vežam pacientus, kaip pajungiam elektrą, visas ir mes realiai rašom e-mailus, raštus, skambinam, informuojam. Dirbam ir susirinka jau po to visi kariuomenės vadai, prezidento patarėjai, dabar ministras. Visi, kas gali susirinkti, kurie valdo tas krizės ir tą situaciją. Ir mes visi pasakom, kaip kas čia pavyko, nepavyko, aš gal biškai pasakau vienokią nuomonę, gal ne visiems patinka, nes dažniausiai patinka, kad labai viskas gerai pavyko, aš sakau, žiūrėkit, nesąmonė gavosi čia, paaiškinu kaip, nes mums reikia mokintis iš tikrųjų. Ir žinot, nesakysiu, kurios savivaldybės mūsų čia tokios vietinės, netoli yra savivaldybė, kita,
Tas žmogus, kuris valdė krizę, jis vienas kabinete sėdė. Pas mus visa savivaldybė sukelta, realiai visi sako, mokinkitės, nes X diena bus, reikės mums žinoti kaip. Nes, kaip sako, arba krizę išgyveni, arba pasimokini, kaip tai būtų. Ir vienos savivaldybės atstovas, tas, kuris valdė tą krizę, neišjungė Zoomo mikrofono. Nu, galiu pasakyti, gal ir nusikeikti, ne? Nu, blet, nesąmonę sugalvoja čia jie. Ir išjungė ir išėjo. Įsivaizduokit, žmogus, kuris valdys tą rajono, tą situaciją, ligoninę, žmonių pervežimus, evakuaciją, maistą, tiekimą, neįgalių žmonių išvežimą, čia bus problema. Ir jam tai yra nesąmonė. Jis nori greičiau penktadienį eiti namo. Tai va, kai mes turim tokius žmonės, kurie vadovauja arba priima sprendimus, mes turim ir bėdą. Tada mes turim ir krizės, kurių niekas nesuvaldo ir iš kurių šaiposi grybautojai po to ieško tų krizių. Ir kažkuria prasme man norėjosi, kad mes prieitumėm prie išvados, kad šiaip Lietuva yra tai, kieno žodis bus paskutinis. Nes aš galvoju, kad jeigu vadovai pasakys tam tikrą žodį, kažkokio miestas pasakys tam tikrą žodį, bet vardan ko viskas, tai labiausiai, tai man atrodo, vis tiek susisuksim visi apie tai, kad mes visi gyvent čia norim. Gali būti toks, kad aš kaip vadovas norėčiau būti tas, nes akcininkas galbūt tas, bet vis tiek kažkaip sueinam visi į tavo ratinkliai kažko, kas dar svarbiau. Ir nežinau, tavo pasakytas pavyzdys yra apie tai, kad tai liūdna labai. Tai labai liūdna, kad toj pačioj terpėj, kurioje mes esam, yra kažkas, kas sako, ne, aš tai nesutinku su tuo. Kaip mes tada visi galėsim čia išbūti? Matote, Lietuvoje 2,8 milijono keičiatų gyventojų yra sunku suskaičiuoti. Ir visi mes skirtingi esame. Tai mums reikia atsirinkti, kas gali, kas negali. Ir kai kada krizės parodo, kas gali, bet geriau parodytų gyvenimas, kas gali. Nes jei tokie žmonės, aš sakiau, kodėl Lietuvoje yra problema, gaisro problema buvo, visos kitos problemos, aš žinau dėl ko. Dėl to, kad ministerijose dirba partiniai, kurie yra įsižioję. Visiškai įsižioję. Jie priimami pagal partinę liniją, kurie nesupranta, ką reikia daryti. Ir jei jam yra situacija, problema, jis nežino tiesiog. Ir jis stumdo raštus, kažkas turi atsakyti, kažkokie procesai, biurokratija, galbūt, žinot, daug krizių įsisprendžia pačios. Pačios, tiesiog kažkaip tai sukasi, kažkokie žmonės būna, jas įsisprendžia. Bet kai kada, turim, ką turim. Ir turim situaciją labai liūdną. Kaip įdomiai, kad man čia toks, žinai, kad mano kieme tai viskas labai gerai, o kitų kiemai, ten, žinai, nemoka šluoti, žinai, nemoka rūpinti. Rimtai, nesinori tau to miesto mero pasisodinti ir sakyti. Ir mano kieme yra, ir visur, ir mokykloje bet kurioje yra, ir bet kur yra tų tokių žmonių, kurie galvoja, kad nuo 8 iki 5 namo nepadarysiu, nieks neprisikabins, vadovas nepaklaus, nereikia sėdėti vakare, nereikia rinktis ir panašiai. Yra visur tokių žmonių, bet tu turi keisti, kad jis suprastų, dėl ko tai darom. Kai jis supranta, kad Lietuva tai mes, tada ir gaunasi viskas. Dariau, taip. Ar telkia, ar skaido? Yra komanda, kuri telkia ir yra tokie kaip rengėjai, kurie kenkia, kad kaišioja pagalius. Ir čia labai dar ir norėjau šitą klausimą užduoti, todėl kad kiekviena krizė tai ir parodė. Net tie patys komunikacijos žmonės, kuriuos labiausiai gal matau ir labiausiai matau, ką jie daro. Pabradės atveju ir visi prisimenat, kiek buvo tokių, kurie labai aiškę nuomonę turėjo, kaip viskas daroma blogai. Ir aš suprantu, kad tie tavo signalo žmonės 80, tai nebuvo tie, kurie tuos įrašus darė, bet buvo tokių, kurie sakė, aš tai daryčiau štai taip. Ir tada kita dalis ir sako, kodėl jūs nekalbate tam tikrų dalykų. Iš tikrųjų, eteris niekada nelieka laisvas. Tai kažką žiniasklaida vis tiek pakalbina. Dažnai pakalbina tuos, kurie sako tokius nebūtinai dalykus, kuriuo mes tikimės iš jūsų centro. Dariau, kaip tu su jais valdaisi? Skambini ten tiem ekspertam. Sakai, kad gal baikit truputėlį, nekomunikuokit čia metu. Jūs įsivaizduokit, dirbat 4 parą ir po 2-3 valandas tu miegi, ne? Aš tai 8. Jo, 8, bet tu dirbi, sakykime, visą parą, iš tos paros 3 valandas miegi. Tu vis tiek turi tą tokį, žinai, ar važiuojant į darbą greitai, praskrolint, kas vyksta, ar kolegos analitikai, Vabalys sėdi mūsų, kur krizių metu mes stebim visą informacinį lauką, įmeta informaciją.
Pats blogiausias turbūt dalykas yra vertinti krizę, jai dar nepasibaigus. Žinai, komentuot, kad ten, žinai, reikia daryti kažką, arba komentuot po to, kai jau krizė, žinai, baigėsi, bet tu neturi visos informacijos ir sakyti, žinai, koks aš gudrus, žinai. Mes kalbėjom vakar su kolegom iš komunikacijos asociacijos, žinai, kai, jūs labai drąsus esat, kad jūs galite taip drąsiai komentuoti, kaip jūs būtume darę, jeigu, žinai, o tu sėdi, žinai visą informaciją ir galvoji, aš apie tave kažkaip geriau galvoju. Jūs nežinot visos informacijos. Kitas dalykas, aš žinau, kad ir mes ir su ministrė esam kalbėję buvusią, kai buvo liūtis, kai neišsiuntėm pranešimo gyventojams iš anksto, audra, ir dar nepasibaigus padarinių šalinimui, jau pradėta kalbėti apie ten, žinai, kažkokius tarnybinius patikrinimus, tą nubausim, tą kažką. Palaukit, sutvarkykim krizę, panaikinkim tos padarinius, padarykim, kad visi būtų saugus. Paskui išsiaiškins. Tas toks, žinai, noras yra iš tikrųjų, galbūt svarbiais jaustis ar visa kita. Bet tas, mūsų diskusija su tavim, su asociacija, žinai, puikūs žmonės Lietuvoje gyvena. Puikūs. Kartais tiesiog trūksta dėmesio, nežinau, šeimoje, darbinėje aplinkoje ar kažkur, žinai. Gal dėl to, aš ateinu rašau. Kitaip tariant, žinai, jeigu mes kreipsim, ar tie komentarai, žinai, skaudina, tai aišku skaudina. 4-5 parą tu, žinai, esi be miego, ten šefas, žinai, 7 ryto po 5 paros, čia dar greit padarom kažką, tai čia, žinai, būna, bet Vilmantas moka, žinai, užvesti tos dalykus. O ten kažkas, žinai, aš kitai būčiau daręs, žinai, valstybinis tautos frontas, žinai, kažkas tai išlenda. Tai toks atsakymas. Aš gal tiesiog irgi atliepti, ką Nerijus sako apie kaimyną savivaldybės vadovą. Tai yra vertybiniai dalykai, ar ne? Versle yra tų situacijų begalės lygiai tokių pačių, ar ne? Kaip išeidinėjo verslai iš Baltarusijos, Rusijos, ar ne? Man teko misiją pranešti Baltarusijos kolegom, kad mes nutraukėm veiklą. Aš praktiškai apsiverkiau, nes mes dirbam su nuostabiais žmonėm. Jie mokėsi lietuvių kalbos, jie didžiavosi, kad dirba vakarietiškoje įmonėje. Tai buvo nuostabų žmonės, su kuriais tenka atsisveikinti. Tuo tarpu buvo verslai, kurie darė feikinius sandorius ir sėkmingai dirbo toliau. Patys žinom, kaip iš Rusijos verslai išeidinėja ir apie ką tai yra. Tai yra tiesiog apie žmonės ir apie vertybinį pagrindą. Tai lygiai taip pat, ką Darius mini, tie, kurie komentuoja, kaip reikėtų ir kaip būtų, jie turbūt niekad gyvenime jokios krizės nėra valdę arba iš tikrųjų ten kokią nors, nežinau, nulijo krušą išdaužė. Tokio lygio krizės. Tai ką, pasitikrinti komandas, Raimonda? Tai tokiai visiškai pabaigai mes turime vos keletą minučių, jeigu yra kažkoks labai klausimas, kurį ant liežuvio galo, tai būtinai sakykit. Inga, gal nori kažką paklausti? Tokiai, gerai, jeigu mes daugmaž žinom, kienogi tas paskutinis žodis, kaip man įmonėje, kaip man organizacijoje būti tuo, kuris yra naudingiausias organizacijai? Kaip man būti geriausia savo paties versija? Kaip man daryti dalykus, kad aš būčiau naudingiausias, tam vadovui tikriausiai, tai funkcijai, kuriai mes čia esam susirinkę. Du pačiupo. Raimonda, taip. Aš gal pasakysiu taip, nežinau, mano praktika, kad komunikacijos žmonės labai daug dalyvauja versle, susitikimuose, kad man nereikėtų perpasakot, kad jie tikrai žinotų pilną kontekstą, kad jie žinotų visas problematikas. Ir tai yra profesionalu, kai žmogus žino puikiai savo organizaciją, savo industriją ir verslą, jisai savarankiškai gali veikti labai daug ir praktiškai vadovų ir komunikatorių tam tikrose visiškai buitinėse krizelėse ir situacijose daug net kalbėti nereikia. Tai tas komunikacijos žmogus, kuris giliai supranta industriją, kurioje dirba, yra nepaprastai vertingas, kuriam nesvetimas tas verslas, kuriame dirba. Tai nėra tik apie žinučių rašymus, tai nėra tik apie veido rodymą ekrane.
Tai tokie žmonės yra aukso vertės. Ir dar, Raimonda, ką sakei, žinai, man jausmas, kad net ir etapuose ir vėl labai reikalinga kita nuomonė. Tačiau turėjimas kitos nuomonės ir jos galėjimas išsakyti yra labai labai sveikintinas. Taip, ir nu, tu pati žinai, ir mums teko, ir su Arvydu, kurį tu puikiai žinai, tai jūs sen kartų mane esat perkalbėję. Tai čia irgi tiesa, aš klausau, žinai. Nu, ką ir norisi čia palikti, kad tai jeigu net atrodo, kad nu, toks ryžtingas vadovas, jam verta sakyti dalykus tam tikrus, taip, nebijot sakyti, kur žinai, kad net suerzinsi ir erzink. Nu, tai čia jau. Tas iš tikrųjų. Neledus pardavinėjama, ne? Dariau, kaip tu manai? Tai aš labai trumpai. Kada žmogus jaučiasi, kad gyvenimą nugyveno prasmingai. Aš manau, aš filosofiją baigęs. Gal man tave vis apkabinti norisi. Galim, žinai, pakalbėti apie filosofiją. Aš turbūt randu atsakymą, kad tada, kai jis buvo reikalingas ir kai jis jautėsi, kad yra reikalingas. Tai kitaip tariant, jeigu tu jautiesi darbė, kad tu esi nereikalingas arba tu neįprasmini savęs, nu tu keis darbą. Ieško kitur. Tai tiek. Tarsi, jeigu tu esi darbė, jautiesi reikalingas, jeigu tu žinai, dėl ko tu dirbi, tai tavo pasiūlymai, nu, jie ir bus tokie, bus iš širdies ir bus skirti ne tau, ne kažkam, o bus skirti žmonėm. Ačiū tau. Nu, nerijau, tu. Pabaigai. Žinot, aš atsakymo neturiu. Realiai neturiu. Ir nežinau, kaip elgiuosi kitoj situacijoje, nes kiekvieną kartą būni kitoks. Matote, aš visą laiką taip sustabtelnu, kai kada gyvenime ir pamastau, dėl ko čia viską darai, dėl ko plėšai tą kostiumą, dėl ko čia stengiasi, bet kai supranti, kai tu tvarkai į miestą, tai tam mieste gyvena tavo šeima, tavo tėvai, tavo kaimynai, tavo pažįstamas užvedžioja šunį, tas senelis, kuris lesina balandžius ir panašiai, ir tu supranti, kad tu darai dėl jų. Ar kažkada grįž bumerangu, ar ne, nežinau, neįdomu. Bet kai tu darai dėl savo miesto, jis ir tai keičiasi, ir kai sutinki va čia, va šitoj parodoj daugybę lytiškių, kurie spaudžia ranką, sako, merė, galim padaryti. Žinai, kad Raimonda irgi lytiškė. Nu va, geriausi specialistai ir jūs dabulyte esate alytiškiai, tai čia 3 alytiškių tandemas ir dar bus... Atsiprašau, Dariau. Ir filosofą padarysim alytiškių. Ir Žemaitijos. Žemaitijos. Tai iš tikrųjų, tai kiekvienoje situacijoje būni kitoks ir kai kada būna tavo žodis paskutinis, bet kai kada klausai specialistų, ką jie patarė, nes tu žmogus žino tik, kiek žino. Ir nereikia apsimetinėti, kad daugiau žinai. Žinok, pas ką paklausti, tas yra labai labai svarbu. Ir tada priimk sprendimą, bet vis tiek sprendimas priimamas tavo paskutinis. Ačiū Jums visiems labai, čia buvo va, tokia diskusija, jeigu patinka tipažas, kaip visa tai vyksta ir vėl pradedam Vertė kurianti komunikaciją renginių seriją, 1 rugsėjo 30. Labai labai ačiū būtent organizatoriam, kad jie leido štai čia būti visiems kartu. Nelinkim krizių, o krizėse ieškokit lyderių. Jeigu norisi gyventi gerai, ieškokit lyderių. Su jais tikrai geriausia. Ačiū visiems labai.